Sveiki bičiuliai, vėl prie vandens, toks gražus kanalas, prie kurio praleidau porą naktų. Deja, nors kibimų tikrai turėjau nemažai, kiekvieną kartą po jo kitame valo gale rasdavau tik karšį. Pirmą naktį 3-4 karšiai, o šią antrąją tai nežinau, kokie 7-8. Vakar vakare dar buvo galima matyti vandens paviršiui, būtent kaišant karšius kupras. Karpio parodyti nepavyks, bet šiandieną laiką nusprendžiau paskirti Boatman laivukui ir trumpai pabandysiu nupasakoti, kaipgi jo reikia naudotis. Taigi, įjungiam pirmą laivelį ir tada pultelį. Išjungiant atvirkščiai. Pirmą išjungiam pultelį, o tik tada laivelį. Taigi, įjungus palaukiam, kol laivelis susigaudys visus satelitus. Jų yra 12, kad būtų, kaip sakant, kuo tikslesnis. O tai jau padarius, mes jį būtinai kiekvieną kartą atvykus prie vandens susikalibruojam iš naujo. Šiek tiek atplaukiam nuo kranto, nes jam reiks vietos, kad galėtų sukt ratais. Ir spaudžiam viršutinę rodiklytę ir palaikom kas 3 sekundės. Matom kalibraciją ir laivelis kalibruojas. Tai trunka tik 15 sekundžių, tad ne problema. Štai, kalibracija baigta. Ką toliau? Toliau galim užsižymėti namų tašką. Turėkite omenyje, kad laivelis netrukdytų grįždamas jūsų meškerėms, valams. Tad galit pasidaryti kažkur šalia. Kad nusistatyti namų tašką, palaikysim viršutinį šitą mygtuką. 3 sekundės vėlgi. Ir ties namuku užsidega 0, vadinasi 0 metrų, jis yra namų bazė. Toliau turim, žinoma, vairalazdę. Ir jau dabar galim plaukti į norimą vietą. Su to pačiu mygtuku, kur darėm kalibravimą, galima paspaudus iškart aktyvuoti, kad laivelis tiesiai plauktų tiesia kryptim apie 30 sekundžių berods. Štai. Laivelis, sakykim, dar pakoreguokim. Na, čia. Taigi, norim žvejybos taško čia turėt. Turim rodiklės į šonus, su kuriomis vaikštom per taškus. Ten matos yra apibrėžta. Na, ant numerio 5 dabar pasirinkim ir mūsų taškas. Įsisaugosim tašką būtent su šiuo mygtuku. Klausia, ar tu tikras. Čia taip, čia ne. Mes esam tikri. Įsisaugom 5 tašku, taigi turim ką. Dabar, sakykim, grįžtam atgal, spaudžiam namų mygtuką, go back, supipsi ir matom laivelis grįžta namo. Prie namų zonos artėjant jis pats automatiškai sulėtėja. Ir štai laivelis sėkmingai pasiekė namų zoną. Ką dabar daryti? Dabar, sakykim, jau udėjom pašaro, jauko
masalą, viską sudėjom. Ir vėlgi norim jau, kad laivelis nuplukdintų ten, kur mums reikia. Tai vėlgi, rodiklyčių pagalba pasirenkam norimą tašką, pas mūsų yra 5. Ir tada spaudžiam čia per vidurį tokį trikampiuką. Jis duos dar papildomą meniu. Meniu galima nusistatyti, ar jūs norit automatiškai, kad laivelis nuplaukęs atidarytų jums konteinerius. Bet galim keisti yes arba no. Padarykim yes ir kad grįžtų automatiškai į namų zoną. Irgi yes. Taigi, jeigu ne, paliekat viską ant no ir spaudžiat dar kartą trikampį. Matom, pažymėtas taškas užsidegė raudonai. Ir laivelis jau išplaukė, turėtų viską išmest ir nieko nespaudus grįžti atgal. Rašo, kiek ir liko, 3 metrai jau iki taško. Ir štai. Atsidarė abi talpyklos, nieko nespaudėm. Vėlgi supypsi. Ir pats grįžta namo. Toks automatinis išmetimas visko tikrai yra patogus, ar naktį, ar, sakykime, norint pasijaukinti, kuomet tau nereikia stovėti, valdyti. Viską atlieka jis pat, tu jį paleidai, išsivertė talpyklas ir grįžo namo. Tikrai patogu. Matom visos. Tai yra abi talpyklos atidarytas. Sakant, operacija praėjo sklandžiai. Talpyklas uždarom rankiniu būdu. Tiek vieną, tiek ir kitą. Ir laivelis vėl paruoštas naudoti. Toks patarimas, kad jeigu naudojat tokį sonariuką su laikikliu, tai jokių būdų neatidarykit galinio konteinerio, nieko blogo nenutiks, tiesiog jeigu jūs atidaro, uodega gauna šonų ir laiveliui grįžt užtrunka labai daug, nes jį vis suka į vieną pusę. Vieną kartą netyčia tai buvau padaręs, tad nepadarykit to ir jūs. Taigi, ką matom šitam pultelio ekranėlį, tai būtent kiek palydovų yra susijungus, koks ryšys, atstumas iki taško. Vidury rodytų būtent likusį atstumą ar nuplauktą jau. Po to atstumas iki namų bazės. Konteineriai, kad yra. Ir jūsų baterijos, sakant, dar likutį. B laivelis, R pultelis. Taigi dar trumpai perbėgsiu per visą pultelio valdymą. Tai žinoma vairalazdė. Čia, kaip minėjau, kalibravimui ir plaukti tiesiai, tiesiog autopilotu. Su šitu mygtuku nusistatom namų zoną. Šiais mygtukais vaikštom per pasirinktus taškus, jų yra net 16. Su viduriniu jau plaukiam į pasirinktą tašką. Kągi dabar, jis net ne namų bazė, tai net neduoda ir paleist. Čia pasirenkam norimą tašką, užsisaugom, jau nuplaukia. Žinoma, namų bazės mygtukas, kad grįžt. Čia toks kaip no, atmesti viskam, ne. Lemputės. Dieną jas tikrai nenaudoju, kad neaukvot papildomai baterijas. Po to, žinoma, konteinerio atidarimai.
ir žinoma jungimo išjungimo mygtukas. Taigi, kaip minėjau, pirmą išjungiam pultelį ir tada jau laivelį. Taigi, tiek apie laivuką. Tikiuosi viskas suprantama ir aišku. Tikrai nėra sudėtingas valdymas. Paprastas, gerai veikiantis ir tikrai už prieinamą kainą. O dar susisiekus su bičiuliu Boatman Lietuva, parašykit jam. Nuorodą paliksiu video aprašyme dar. Tai jis taip pat prekiauja tokiamis tašėmis. Laiveliui nešiotis, čia atskiras skyrelis, susidėti smulkmenėlėm, kaip papildoma baterija, nežinau, skuduriukas nusivalyti laiveliui, tas pats echolotas su laikikliu. Koks dar yra priedas, apie ką nepašnekėjau. Tai jeigu lietinga diena, reikia užplukdyti, norit naudoti PVA, ne problema, tik ją savo slėpkit čia, o dangtelis jau nuo lietaus jūsų masaliuką ir apsaugos. Tuomet, aišku, dedat viską per apačią į vidurinį šitą saugyklą jau, o ne į galą. Gale galit papildomai boiliukų įsidėti ir taip nusigabent saugią PVA į savo žuklavietę. Taigi, tikrai, grįžtant prie tašės, patogus dalykas. Kas dar patogu, kad toj tašiai randas toks padėkliukas, kurį naudoju žvejybai pasidėti laiveliui, o jis būna tiesiog tašės viduje, viską susipakuojam. Vėlgi atnaujintas modelis, ko nepaminėjau, su mygtuku viršuje, nebereikia atidarinėti baterijos ir įjunginėti iš vidaus. Tai tikrai daug naujovių. Jie vis, kaip sakant, irgi tobulėja, nenori atsilikti, kas džiugu. Ir mums, paprastiems žvejams, tai tik kelia daugiau malonumų prie kranto. Kągi, tai manau šį kartą bus tiek. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Dėkoju, kas prenumeruoja kanalą, kas pakomentuoja. Ir susitiksim jau kitą kartą. Iki.